Penktoji diena Nidoje, penktadienis. Bandom pasimti dar vieną pramogą, tai plaukimą laivu. Evelinos purgos už brangiai. Kaip šitos? Dar nesuprantu. Geresnės už mane. A ne? O skurdo gabaliukai irgi yra? Yra. Nuskubom, liko minutė. Evelina jau puošiasi, ruošiasi vėjam. Ruošiuos tikrai, nes jų tikrai bus, galim neapsimetinėti. Priplaukiam Parnidžio kopą. Kuršio marių vaizdą, nemažai žmogeliukų vaikšto palei jūrą. Viens kitas laivelis. Nida. Filmuoja. Laivo kapitonas įdomiai pasakoja informacijos, nors esam tikrai ne kartą čia plaukę, bet kažkaip neatkreipėm dėmesį. Pagal net tą kondiciją būdavo anksčiau. Čia yra mūsų mirusios kopos. Virusas dėl to, kad jos jau niekur nebejuda ir turi labai daug žalumos ir jos yra susifiksavę. O šitie smėlynai yra judančios kopos. Panašiai kaip tas prie Peripos minėta, ne? Klaustilonijos. Bolonijos kopa, kuri visą laiką irgi yra pustoma vėjo, paveikiama ir keliauja. Ir šitą kopą, kurios pusė priklauso Lietuvai, jau pusė priklauso Rusijai, jos pasivaikščioti negalima, nes jau yra pasienio ruožas. Nors matom bėdutės iš tikrųjų prisiartinę. Nu, jo, tai dar prisirezervavimas. Tai jos didžiausias skirtumas, kad jinai va taip žalia. O šitoj vidury matoma žaluma. Sako, kad kiekvieną dieną dienomis tiesiog didėja ir auga. O tai reiškia, kad ją po biškį stabilizuoja. Nidos barža. Mes galvom, kam čia jinai palikta. O tenai sudėti sportų įrangą ir ant jų galų sumontuotos graikiškos gipsinės galvos. Įdomi instaliacija. Grįžom. Žiūrėkit, kaip Evelina mįslingai žiūri į 13 eurų silkę. Tadam! Kol Evelina skanauja. Tai čia yra obuolių salsa, karamelizuotas svogūnas pakeptas, silkė paprastoji, aliejus žalias tasai ir grietinė su bulbom. Puikiai. Nem. Nekainuotų 13 eurų 4 nusipirkčiau. Tam, kad pavalgytum. Tam, kad pavalgyčiau. Žuvies kamuolys. Wow, amazing. Pamatytas Lietuvoje. Po kokių, nežinau, turbūt 2 ar 3 metų. Pasakysiu, kad tas pats ugnies kamuolys nuo Ispanijos panašiai atrodo. Na, tikrai. Skiriasi reljefas, nėra kalnų. Nu ką žinau, tiek žinių nelauksim, kad dabar pausai nukristas. Nu, gal nereikia. Gerai, perinam į kitą dieną, pažiūrėsim. Ai, ne, dar einam valgyti. Tai neaišku, ar gausi. Žiūrėjom į Todą, kurį laiką vis norim užeiti. Tai vienas prabangiausių turbūt Nidos restoranų, naujai atidarytų. Viskas labai brangu, buvo net sunku išsirinkti. Na, žodžiu, norėjau kepto kiaušinio, su silke vėl iš Maxima savo turėjo dabar kaip kankintis. Tai atnešė 3 pakartus užtepėlės su duonele, kadangi jau yra virš 10 valandos, tai nenorim persirgyti su stipriaisiais patiekalais. Pirmas patiekalas yra humusas su krevetėm ir dar kažko. Sakė, viską išsimaišyti ir valgyti skaniai. Toliau turime šito restorano pažybą jaučio liežuvį ir turime dorados skrudo. Tai yra tiesiog kaip dorados tartaras, pavadinkim taip. Žalia žuvis. Humusas. Evelinos vertinimu, kuri yra humuso ekspertė per visą pasaulį, tai Nestebukla. Nėra nevalgoma. Ne, nestebukla. Bet valgoma visuma. Vakaro šedevras yra jautinos liežuvis. Liežuvis amazing. Čia tai stebuklas tikrai.
Krudo labai geras, bet ir nestebuklas. Daug kur esu skanu. Tai čia toks pats skanus tiesiog. Susimokėjom 73 eurai šitas pasisėdėjimas kainavo, plus arbatpinigiai. Bet tai buvo skaniausias pasisėdėjimas per visas dienas. Nu va, tai nors kartą, kaip sakant, sumokėjai ir nenusivili. Tikrai nenusiviliau, niekas neliu. Na ką, labas rytelis. Šiandieną mūsų pusryčiai. Paprasti, normalūs, žemiški, jokių čia tų restoranų jau užteks, Evelina. Valgysi dabar paprastų žmonių maistą. Bus labai skanu, labai puikus burokėliai su obuolių sultimis yra net ir man labai pirkti. Kaip sunku man su to bambekliu, bet šiaip susigalvom, kad reikia suvalgyti šaltibaršių ir tada Donatelis eis į pležą bezdėt. Nu, čia yra problema tiem, kas netoleruoja laktozės. Bet visa savikaina šaltibaršių yra 6 euriukai su bulvelėm išvirtos irgi jau. Nu, ir kaip jums skoniukas? Ar tai bus 10 iš 10? 9. 9, o ko jums trūksta? Ai, pakepinčiau dar bulvės, orkaitį. O jėtų, tai čia jau nebe šaltibaršių problema. Ant tobulėjimo, bet šiaip taip, puikiai. O dar, kai sužinai, kiek kainavo, tai... Matot, pabliudė ir dar kiek liko. Čia šaltibaršių puota. Išsiruošta į pležą galiausiai. Žygiuojam aš mulas su daiktais. Tempiu. Princesės daiktus. Kaip Evelina sako, Los Palangėlės. Nu, pilna. Centrinė. Pilna kebros. Tapino koncerto. Stiau diskotekos įrengimai. Status update'as po daugiau nei 1,5 valandos pleže. Nieko naujo neįvyko. Evelina tik tai ištroško ir toliau deginasi. Svarsto apie ėjimą maudynių. Maudynės ir tada namo. Atėjo Evelina į kuršį. Kitoks kuršis gavosi. Evelinas kuršis. Sakė, užteks į čia to šaltibaršių visokių. Bandom šitą. Auslė su wasabio užpilu. Nu, bandysim ragauti. Evelinos nelabai gal sužavėjo? Aš nesu wasabio ten Max mylėtoja, bet tau turėtų būti skanu. Labai įdomi vieta, purvynės laivas. Ir čia turi visokių bulvių, austrių, karvečių, ungurių. Daug žmonių susėdė. Pačioje prieplaukoje tai žiauriai. Šefo komplimentas, kepta bulvė ir krevetė. Nu? Su gardžiukai 2 jogurtinių padažų. Nu, bulvė šiaip tikrai amazing skanė, ne? Evelina pritarė. Man kaip ne bulvių mylėtojai, tai čia amazing. Nu, kur tu taip. Užkandom skaniai. Pasisekė sutaupyt. Oi, Elvi linkėjimai, jeigu kada nors žiūrėsi, žiūri, ačiū dar kartelį, labai patiko. Servisas 1000 balų iš 100. Pasipuošę su paskutiniais baltais marškiniais į paskutinį festivalį Nidoje. Žygiuojam su Evelina, išsipuošėm, jau žiūrėsim, jau kokia liaudis ten susirinks, kokia bus. Ką ten Tapinas mums suruošęs. Saulėlydis panašu bus tikrai neblogas. Iš susirinkusių žmonių gausos irgi atrodo neblogai. Grįžom namučiuose po siautulingo vakarėlio, pabuvom net iki 10. Kaip tikri pensininkai. Kaip tikri pensininkai. Po klubo sąnario operacijų. Nu nieko. Šiaip labai daug žmonių susirinko ir labai jau daug girtų buvo, tai jau kaip jau kaip ir mums laikas namo. Kaip ir nusprendėm, kad jau nebepritambam. Nauja diena,
po festivalio, puikiai išmiegotas laikas, lūžom prie teliko, o mes dabar stumėm paskutinę dieną. Ta prasme, tiesiog šiandien brausinam Google Maps, žiūrėjom, ką čia dar. Nu tai pažiūrėjom, kad dar Liuteronų bažnyčios esam neaplankę, tai einam dabar bažnyčių turas šiandien. Yra... Nida yra 2 bažnytėlės, senosios kapinės. Pro jas yra įėjimas į Liuteronų bažnyčią. O kapinės mini vokiški užrašai. Ar tiki, kad viešpats Jėzus Kristus yra nekaltai kentėjęs už tavo nuodėmes, praliejęs savo švenąjį kraują ir miręs ant kryžiaus už tave, jei tai atsidėjo? Vyksta mišios, tai netrukdom žmonėm apeigų sekmadieninių. Nu, bažnytėlė iš toli atrodo kažkaip daug dar labiau įspūdingiau. Na, iš arti tai paprasta bažnytėlė. Marios ranas šiandien. Puikus laikas plaukiojimai kokiam nors. Tai siūliam, nesutikot? Vandens dviračiai va pristatyta bele kiek. No. Taupom mes jau. Ai, dabar nežinau. Mes dabar taupom. Nu tai pakeliui link tų bažnyčių reikia daug labai pasistiprinimo. Nes didelis žingsniai. Man kažkodėl atnešė iš karto viskio meniu. Ir šitą tau. Degtinės, kokteiliai. Visą laiką norėjau nuvaryti Kuršį, nes tokia kaip ir, nu, tipo, kaip reikia. Kaip aplankyti, kaip kokią Spurginę Kaune. Tai neįmanoma po per visas dienas. Belė kokios eilės. Evelinos čempionų pusryčiai. Atostogų pusryčiai. Mano patiekalą mes jau suvalgėm, o čia buvo eksperimentas. Skumbrė įdaryta sūrį. Buvom kaip į tą skumbrės filė įgrūdo sūrį. Nežinau, tuoj prapjaustų žiūrėti. Nu, davai, pjauk, žiūrim. Kas čia per... Nu, labai prabangiai atrodo. Nu, yra čia tai sūrį. Nu, Evelina apšalus. Skumbrė. Super. Kiek duodat balų? 9. Nu va, 9. Nes nemėgstu kukurūzų. Tai čia man neįtėlom buvo, bet donatėlį suvalgė. Žiūrim, kaip balandžiai maudosi ir kokie kvadratiniai laivai plaukioja. Stumėm dar 2 valandėlės. Sakom, kad tai yra laivų gelkas. Tiem čia į tokia prieplauka. Daug žmonių telefonų šneka. Atrodo čia, kad geras šis gal. Olio, tiksliai. 4 padalas iš 4. Evelina. Kada čia spėjai parašyti šitą? Nu nieko savo. Tikra meilė buvo čia. Evelina ir Donatas. Lygų meilė. 25. Nu, 6. Birželį panašu spėjau. Birželį. Porą dienų po operacijos. Atlėkiau čia taip ir davai rašau, kad tikra meilė. Nes tu buvai toks didelis. Visos operacijos man nuo. O jūsų kojelės buvo kaip šita skulptūra, tokia palūžus biškiai. Nu buvo, biškiai buvo palūžę, bet dabar už tą titonas kaip vorą gerai. Ui. Niekad netkreipiu dėmesio, kad šiaudinis stogas. Labai šviesi viduj. Apibendrinant šitą Nidos bažnytėlę paskutinę, tai iš visų moderniųjų pastatytų, tai šitą man paliko didžiausią, gražiausią įspūdį. Evelinai tai dar nėra gražiausia bažnyčia Lietuvos, jos yra gražiausia jos kaimo. Kokia jūsų kaimo? Liškiavos. Bažnyčia yra Lietuvoje gražiausia, taip kad kas nebuvo, apsilankykit, taip labai gražu.
O mano kaimo Kauno prisikėlimo sakė nėra tokia gražiai, o aš savo kaimo bažnyčiai nesu dar niekada buvęs, tai va gal nuvarysim kurią dieną. Teks jį nusivesti. Spalvų simfonija mūsų neįsileidžia ir nieko mums neparodės ir tiek žinių čia su tom parodom. Nida mus jau atmeta. Tūlikai labai faini. Čia centriniai Agilai yra 16 pisuarų ir 12 tūlikų vyram. Čia tiek žmonių nėra. Buvom už tų durų. Parodų salė. Manau, kad radau. Spalvų simfonija, nu pažiūrėkime. Kol sumontuosiu, pavyko. Nu, visko nefilmuosiu. Gražus paveikslai. Pasimėgausim. Faina parodėlė. Vietinių ir Ukrainos menininkų. Paveikslų kainos nuo 300 iki 700. Ir šiaip labai geras tas Agilos centras. Svarbiausia, kad tūlikas yra aiškiai nemokamas ir labai švarus ir tvarkingas. Margaritas, šito restorano, pavadinkim tinklo arba tų pačių šefų, virėjų paslaptis yra labai skaniai daromos margaritos. Mano yra su imbieru, o Evelinos yra su neaišku kuo. Šitas atsiduoda tekilytą. Super. Man tai tikrai negausiu. Turint omeny, kad kainuoja vienas 14, ar kitas 16 eurų, tai nepirkit. Nu ką, ilgai laukta vakarienė. Šonkauliukai išgirti, kaip nuostabus. Bulguras su pagardais. Tai sakė vienai paragaut, po to išmagaluot viską. Ir, nu ką? Ragausim, ar verta 100 eurų šis patiekalas. Jo, čia gavosi 100 euriukų, nes aišku gerimukai po 30, 80 eurų šonkauliai, šiaip vienaskaitą vadinti reikėtų. Ir dar papildomai marinuotos jų daržovės, tai ir Ančio Kaune restorane labai skanios daržovės. Tikrai labai patiks, kas mėgsta. Jo. Nu, bandom. Evelina, kaip kruopas pradžiai. Man tai labai. Labai. Labai mano tema. Kaip liepia išgriebti viską. Tai bandau. Viską. Bandau. Bet šį kartą išgriebti ne dėl to, kad daug kainavo, o dėl to, kad buvo labai skanu. Evelina, įvertinant šonkaulius. Kainos nevertinam. Šiaip 10 iš 10. Labai skanu. Žiauriai skanu. Minkšta, tirpsta. Net lašiakas, įsivaizduoju, kad lašiakas, kurį visą laiką spjaudydavau, nes man šlikštu. Jisai skanus, tiesiog skanus kaip ir mėsytė, tobulas. Leidžiam todą, sumokėjom 123 eurus už paskutinę Nidos vakarienę. Sakau, Evelinai, parodysiu, koks iššūkis laukia rytoj. Išsivartyti. Nu, nėra labai kritiškai, bet bus ką pažaisti. Arba galim jiem visiems parodyti, kaip ispaniškai reikia išvažiuoti iš tokių situacijų. Bim, bam, bum! Ir važiuoji savais keliais. Labas rytas. Aš stengiuosi užfiksuoti eismo įvykį, kuris gali būti. 2 sprindžiai. O jie to šiaip ne taip. Dar nesibaigė. Dieve, tu mano, neturiu poilsio. Pagaliau ir aš gavau leidimą įlipti į automobilį. Šiaip ne taip išvažiavom, viskas gerai, nieko nenubraukėm. Jokio įvykio neužfiksavau. Atvykom į Los Palangės, kaip Evelina vadina. Los Palangėlės. Los Palangėlės. Mažybiškai. Tai atvarėme susitikti su draugais, kuriuos senai labai matėm. Tikrai čia šiandien neliksim, nes jau 3 baigėsi. Mesgi beskalbenkės, tai Evelinos hobis bus. Evelina norėjo nueiti į Kriščiūno muziejų.
Mes kai atostogautai taip ir neatėjom. Evelina šitam restoranui jokių lūkesčių nekelia Palangos kopa. Tiesiog tik, kad būtų labai skanu. Čia yra dienos pietų sriubelė. 4 euriukai. Originaliai atrodo taip, originaliai atrodo. Už eurą 7. Valgykloje 10. O čia jau azijietiška premium už 10 eurų. Nu, šaukštas įsinerė, neblogai. Taip, ragausiu. Nu ir antrieji patiekalai. Šį kartą viskas jau už dienos pietų. Tai čia jau kaip pas mamų. Žirniukai su svoguniukais. Šitą senai jau mačiau konceptą. Donatas pasiėmė pizzą. Tradicionalę, kapričiosą su agurkėliais. Evelina jau pagaliau pereina į salotų režimą. O vakare dėsim burgerį jau. Gali būti. Paskaičiavau kelionės Nidoje išlaidas. 8 naktis, 9 dienos, atvykimas su kuru iš Kauno su mūsų automobiliu ir grįžimas irgi yra įskaičiuotas su viso apgyvenimu, maistu, parduotuvėmis, pramogomis ir net vienu suvenyru už 10 eurų karoliukais ant rankos, kuriuos turbūt filmavau, neatsimenu, bus matyti. Tai bendra kelionės suma yra 2059 eurai ir 13 centų. Tai tiek kainavo daugiau nei savaitę Nidoje. Iš esmės savęs neribojant ir gyvenant sandėliukį. Aišku, gyvenimas kiekvienam pagal savo galimybės ir tai, ką pavyksta rasti. Tai išskaidžius, tai transportas su visais kelių mokesčiais, kur ir visa kita 105 eurai. Dėja, niekur su skrydžiais taip pigiai nenuskrisi, nebent skrisi be jokių daiktų, be nieko ir ištaikęs kažkokias akcijas, atrakcijas. Apgyvendinimas 608 eurų, kas Lietuvai atrodo biški brangoka už sandėliuką, 85 eurų, bet Nidai normali kaina. Sulyginimui su Ispanija, tai pas mumis kaina kainuoja šiuo metu, taip pasižiūrėjom vasarą, jeigu varyt, tai mūsų kaimas yra 30 km nuo Nerkos, kas yra keliavę pietų Ispanijoje, arba nuo Malgos, tai 100 km nuo turisto zonos, sakykime, tai tikrai ne turistiniai zonai. Ir leftoveriai, tai reiškia, kad likusios vietos, ką išsinuoma, tai apie 200 eurų už naktį. Tai savaitėlė būtų kosminė suma. Bet Nida mums siūlo šitą tas pačias kainas. Nu taip, Nida, jeigu neieškai, tai irgi būtume panašiai. 200, už 300 eurų buvo. Bet ir Ispanija būtų labai brangiai kainuotų. Nes sezonas yra sezonas, dėja. Maistui, tai yra restoranuose, kavinėse išsileido 906 eurai, atitinkamai parduotuvėse, kadangi pirkom tik vos kelis kartus kiaušinių, vandens, ar tai vyno, ar tai alaus, ar tai atsigertų, ar tai suriukų kažkokių, užkandukų, tai išleidom tik 120 eurus. Ir pramogoms ir lankytinoms vietoms, tai visi muziejai, visi laiviukai, pasiplaukimai 194 eurai. Tai bendrai vertinus, jeigu būtume keliavę į kruizinę kelionę, kurią planavom, tai jinai būtų mums pakainavus apie 5000 eurų, nes pats kruizas kainuoja virš 3000, bet tai yra ir skrydžiai, ir nakvynės Venecijai, visokios transporto nuomos, ar tenais autobusų važiavimai, papildomos išlaidos, kurias patiri kelionės metu, kažkur vyno atsigerti ar panašiai, nes kruizas yra tik tai nakvynė ir laivas, tai transportas. Tai vis tik rezimuojant, nemanau, kad labai pigiau kažkur būtų pavykę užsienį paatostogauti. Ar Palangoje būtų pavykę paatostogauti pigiau? Turbūt irgi nelabai ne, nes vis dėlto čia pajūryje kainos visur yra didelės ir visi nori užsidirbti. Tai sprendžiant prie ežero vasarą galima švęsti, o atostogauti vis dėlto reikia žiemą. Evelina, koks jūsų komentaras? Mano komentaras yra toks, jeigu varai atostogauk su savo mindsetu, kad all inclusive viskas, tai niekada nestaupysi. Jeigu varai budget line, tada gali savo neleisti kažko ir pabūti pigiau. Bet mes mėgstam atostogaudami leisti savo viską. Tai geriam kavelę ir eisim ant tilto ir tuom ir baigsim savo 10 dienų Nidoje. Evelina sakė, jau tiek jau jai ir užteks.
Man tai gana, aš tik dėl bangų. Iki galo irgi. Gilin, pasižiūri kokias gražios bangos ir užtenka. Labai vėjuota šitas cepelinas. Tai tokie mūsų nuotykiai iš Nidos. Tikiuosi grįšim per 2 valandas, ne per 2 paras, kaip į priekį teko važiuoti. Pagal planą yra per 2 valandas. Taip. Matysim džiugaus. Tai ačiū, kad sekat, ačiū, kad žiūrit, kad komentuojat ir susitiksim prie kitų kelionių. Kokios jos bus, yra labai neaišku. Dėl Evelinos kojų, kur dar vieną koją reiks keisti, remontuoti. Tai turim apribotas ilgas kelionės. Tai dėliosim. Bet kažką trumpo tikrai padarysim. Tikrai. Jo, norisi biškį tų įspūdžių kažkokių, tai jeigu darysim, prasinešim, kaip sakant. Gerai, iki. Iki.